Labas rytas, linkėjimai jums iš labai pavasariškos Romos ir saulėto ryto. Pas mus yra 8 ryto, pas jūs yra 9. Tikiuosi, kad jūs turite kavą ir kad ji yra tikrai skani. Na, aš, kadangi gyvenu svečiuose, tai negaliu nešiotis puodelio kavos, bet viliuosi, kad pas jūs jinai tikrai skani. Taip pat tą progą, kol visi dar prisijungia, noriu jūs pakviesti ir registruotis į gavėnios rekolekcijas online, rekolekcijų vakarus, ypač tiems, kurie neturėsite galimybių išvykti, galbūt slaugote sunkų ligonį ar auginate mažus vaikus ir tikrai nėra sąlygų išvykti dienai ar savaitgaliui. Tai mūsų Facebook paskyroje galima susirasti skelbimą ir ten bus nuoroda į registraciją. Tai kviečiu jūs, bus 2 konferencijos ir maldos laikas, pasidalinimas. Tai išties nuostabus bendrystės vakarai, jų gavėnios metu bus 3. Na, o šiandieną norisi toliau keliauti su šios dienos Evangelija, kuri yra tikrai labai nuostabi. Tikiuosi, gal jūs pasižiūrėjote arba dabar jūs ją išgirsite. Tai yra Levio pašaukimas. Iš Evangelijos pagal Luką 5 skyriaus nuo 27 iki 32 eilutės. Išėjęs Jėzus pastebėjo muitininką vardu Levi, sėdinti muitinėje ir jam tarė: "Sek paskui mane." Tasai viską palikęs atsikėlė ir sekė paskui jį. Levis savo namuose iškėlė jam didelį pokylį. Prie stalo susirinko didelis būrys muitininkų ir kitų svečių. Fariziejai ir jų rašto aiškintojai murmėjo ir prikaišiojo jo mokiniams: "Kam jūs valgote ir geriate su muitininkais ir nusidėjėliais?" O Jėzus atsiliepė: "Nesveikiesiems reikia gydytojo, bet ligoniams. Aš atėjau šaukti į atgailą ne teisiųjų, o nusidėjėlių." Išties labai graži ir nuostabi Evangelija, tikrai paguodžianti, ir kurios skyrius taip pat prasidėjo nuo pirmųjų mokinių pašaukimo, raupsuotojo išgydymo, paralitiko išgydymo, tada eina Levio pašaukimas ir pasninkas nauja ir sena. Tai štai toks yra mūsų 5 skyrius ir šiaip Luko Evangelija yra išties gydymo ir išgydymo Evangelija, kurioje daugiausiai yra švento rašto ištraukų ir pasakojimų apie tai, kaip Jėzus gydo. Ir čia mes matome, kaip Jėzus gydo. Galbūt tai jums skambės kitaip, Levio pašaukimas. Jėzus gydo, dovanodamas naują gyvenimą, dovanodamas pašaukimą. Ir matosi, kad čia laiko nėra. Ir čia muitininkas, kam patinka muitininkai, kitaip tariant, kam patinka sodros darbuotojai, ar ne? Niekam nepatinka. Ir arba dar ypač tuomet, kada būna nesąžiningi. Taigi, ir būtent Matas, Levis buvo toksai ir jisai, galima sakyti, buvo žydų labiausiai nemėgamas, nes rinko pinigus iš žydų, ne, ir galima sakyti, jisai buvo kaip išdavikas, ne, kaip tautos išdavikas. Ir Jėzus čia gydo dovanodamas žodį, dovanodamas pašaukimą ir naują gyvenimą. Ir Levis nesvarsto ir nėra laiko. Kitaip tariant, ateina vidinis aiškumas ir tikrumas, kada ateina žodis į tavo širdį, Dievo žodis ateina į tavo širdį, ateina Dievo prezencija, kuri yra taip gili, kad dovano tokį aiškumą ir tokį vidinį tikrumą, kad tu tikrai viską gali palikti. Tiesiog atsistoti ir viską palikti. Dėl Jėzaus, dėl jo žodžio, dėl jo vardo, dėl jo prezencijos. Tai yra pašaukimas ir jam amžiaus nėra. Ir jam nuodėmės svorio taip pat nėra. Ai, kaip čia pažiūrėsi mane, kaip aš čia atrodysiu.
na tai ir išvis, ar čia dabar verta. Evangelija rodo štai ką. Kai žodis ateina aiškumas ir nebėra abejonės. Tai yra tikrasis pašaukimas. Ir didžiausia bėda įvyksta tuomet, kada mes patys pradedam daug išvedžioti. Bet iš ties turime atsigręžti į šitą susitikimą. Ir jeigu kas sprendžiate apie savo pašaukimą į kunigystę, tai yra seminarija ar pašvestą į gyvenimą, tai tiesiog prisiminti, ar buvo many tokia patirtis. Ar yra many tokia patirtis, kad yra Dievo artimumas toks aiškus, kuris skatina viską palikti dėl jo, ar tai yra many. Viskas. Jeigu tai yra, vadinasi, yra laikas. Ir yra laikas ir Dievas duoda jėgų įgyvendinti čia ir dabar. Ir mes matome, su kuo susiduria Jėzus. Jėzus susiduria su pasipiktinimais raštų aiškintojų, kurie vadovaujasi taisyklę ir vadovaujasi išvedžiojimais, bet ne pačiu žodžiu, kuris turi dovanoti gyvenimą, kelią žmogui ir viltį ir prasmę. Taigi ši ištrauka parodo taip pat, kad pats savo jėgom žmogus iš esmės iš pagrindų gyvenimo nepakeis. Pats savo jėgom ir pats savo būdamas šaltiniu, nes jis suklups. O čia mes matome Jėzų, kuris parodo savo prezenciją, parodo, kam yra iš tikrųjų skirtas žodis, gyvenimo žodis, skirtas dovanoti gyvenimą, o ne išvedžiojimais ir taisyklėmis pasmaugti žmogų. Tai ir čia vyksta susipriešinimas ir Jėzus pastato į pavojų patį save tam, kad dovanoti gyvenimą muitininkui. Jisai pastato į kritikos vietą patį save. Jis jau čia save aukoja kaip avinėlis. Ne? Ir tampa tuo kritikos objektu. Kas kritikuoja per daug Levį? Taip, kad valgo muitininko namuose. Na, kam mums dabar patiktų eiti valgyti pas paleistuvę, ne, ir su paleistuvėmis ten ir visa kita. Tai būtų iššūkis, bet tai kartu ir būtų patikrinimas tikrosios žinios, tikrosios evangelijos. Ir aš manau, kad kartais mes atsidurime taip pat tokiose vietose, kur žinome apie žmogaus gyvenimą ir tenka būti su juo už bendro stalo. Tai gali būti skandalingi įvykiai ir sunkiai suvokiami, sunkiai pakeliami, bet turim būti ir kartais aplinkybės susiklosta, kad turim būti už bendro stalo. Ir pasižiūrėkim kartais, koks būna kartėlis, guzulas gerklėj ir atrodo širdis sako vieną, o protas sako kitą ir atrodo šizofrenija galvoje įvyks, ar ne? Tai kokia yra kova kartais? Tai Jėzus čia parodo, kad jis pranoksta nuodėmę. Jisai nesivadovauja nuodėmę. Jisai vadovaujasi pačia Dievo esme. Dievas mato žmogaus esmę nuo sukūrimo momento, nuo intencijos, kad žmogus sukurtas santykių ir meilė su Dievu. Ir jis nešaukia žmogaus dėl to, kad jo darbai to verti. Ne, jam tai nėra atskaitos taškas dovanoti gyvenimo žmogui. Jis kiekvienam trokšta dovanoti gyvenimą. Ir tikrai, kiek atsivertimų yra ir kalėjimuose, ir kitose pataisos namuose. Ir žmonės atranda Dievą. Ir pažiūrėkit, kai išgirstam jų liudijimus, kaip kartais būna sunku juos girdėti ir klausyti. Kodėl? Todėl, kad mums akis temdo, kaip žvynai ant akių, yra jų nusikaltimai ir jų nuodėmės. Bet tai nereiškia, kad Dievas neprisibeldžia iki jų širdies. Taigi Jėzus pranoksta ir mus kviečia pranokti dėka jo. Kada? Kada aš pats įsileidžiu šį gyvenimo žodį. Kai jisai mane perkeičia. Aš pats įsileidžiu gyvenimo žodį. Tai Jėzus trokšta mums dovanoti gyvenimą. Ar aš noriu priimti ir ar aš noriu viską palikti, tai, kas nėra gyvenimas, ar kitaip tariant, atsiveriu jo tokiai jėgai, kuri mane atveda iki to, kad aš palieku tai, kas nėra gyvenimas.
kas veda į mirtį. Tai drąsinu jūs susitikti šį žvilgsnį. Išėjęs Jėzus pastebėjo muitinėje sėdi muitininką vardu Levi. Taigi, leistis būti pastebimiems paties Dievo. Leiskime, kad mūsų žvilgsniai susitiktų. O tada Dievas dovanos mums žinią. Tai dabar trumpai aš pasimelsiu. Viešpatie Dieve, dėkoju tau už kiekvieną, kuris čia yra, kuris klauso dabar gyvai ir vėliau klausys šios Evangelijos ir trumpo komentaro. Aš meldžiu Viešpatie, kad tu praeitum pro šalį, pro kiekvieną iš mūsų. Ir kad tavo žvilgsnis mūsų užkabintų, kad tavo žvilgsnis mūsų sustabdytų ties tuo, kas veda mūsų nuodėmę. Aš meldžiu, ateik ir ištark vardą, ištark žodį kiekvieno mūsų širdyje, ten, kur mes esame, sek paskui mane. Viešpatie, tu žinai, tu viską žinai, kaip ir kam ko reikia. Viešpatie, aš meldžiu už bažnyčią, už kunigus, už pašaukimus, į kunigystę, į pašvestą į gyvenimą, į šventą santuokinį gyvenimą. Aš meldžiu tikro pašaukimo kiekvienam luomui. Ir jei yra tokia tavo, Tėve, valia, meldžiu pašaukimo ir mūsų bendruomenę, kad tikrai mes galėtume skleisti tavo apvaizdišką rūpestį kiekvienam žmogui. Viešpatie, būk pagarbintas per šį šeštadienį, šias intencijas. Ir te būna tau visa garbė ir šlovė. Per Kristų mūsų viešpatį. Amen. Vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Taigi, dar kartą jūs visus sveikiname ir visų seserų vardu linkiu palaimingos gavėnios ir lauksime jūsų gavėnios rekolekcijų vakaruose, registruokitės ir mielai kartu melsimės ir apmąstysime mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus kančią ant kryžiaus slėpinį. Tai visiems skanios kavos ir palaimingo šeštadienio. Sudie, linkėjimai iš Romos.